rytas, nieko nenufilmavom, stresuotas rytas iš po vakar su tais tarakonais ir skrudėm kovojom. Mes atbuvom 2 varžybas. Ponia Virginija 7 vietoje berods. Ir kol kas ponas Džonas yra pirm savo grupėje su aukso medaliu. Lauksim apdovanojimų. Taip pat atrodo apdovanojimų podiumas. Didelis. Indrė kažkur pasimetė ir likus komandos dalis 2 aukšte. Tai laukiam apdovanojimų. Mūsų Džonis pareina. Kaunas turi auksą. Džonito yra seniausias dalyvis pasaulyje, kuris šokinėja. Labai diena. Dabar yra 11:30 dienos. Mantas sakė, kažką filmavom, mes buvom baseine, o dabar esame su čemodanais. Keliaujam iš savo viešbučio, nes nepagerėjo situacija, kaip tikėjomės vakar. Lova buvo geresnė. Jo, lova buvo geresnė, tas faktas, bet pasikeitė vienos problemos į kitas. atsirado kitus. Duše, karočią, bet apkių maudytis negalime. Šalia tualeto, karočią, iš antro aukšto kažkoks kanalizuoto vamzdis. Tai bėga po kojom, jeigu sėdė ant tuliko. Nu, vėl žodžiu, mes nesiskundžiam, nieko nepasakom. Trumpai tariant, Singapūrė tikrai turim imti viešbutį 100 eurų į viršų už naktį. Labai žiūrėti rajoną ir viską kitą. O mes dabar susirinkę visus daiktus, mums pažadėjo, kad pargrąžins pinigus už kambarį. Žiūrėsim, ar gausim atgal į banko sąskaitą. Ir mes kraustumės ten, kur gyvena mūsų moterytės, Pragatė. Ten jų kambariai kaip ir buvo nieko, jau bet kokiu atveju liksim tenai, tik tai tiek, kad dabar yra 11:30. O įsikraustyti galima nuo 2 ar nuo 3. Tai jau mes to tikrai nepadarysim šiandieną, nes man varžybos ir mamai, ir Vilniečiui Arūnui. Tai mes numetam daiktus ir eisim pietauti ir po to greičiausiai į baseiną. O dabar kaip visą laiką receptionas tuščias. Va, Mantas mano. Ir šitas vyrukas ne tik čia dirba, bet ir šluoja dar gatves. Tai va. Ta prasme, praėjo 10 minučių ir mus registravo. Dabar yra 11:30 dienos. Aš negalvau, kad gali taip skirtis aptarnavimas, servisas ir viską kitą. Ir dar gavom 8 aukštą, 802 kambarį. Eisim žiūrėti, Mantas turi kortelę. Žiūrėsim, kas ten gero. Atsidarėm duris, taip atrodo kambarys. Nieko visiškai blatno, visiškai paprastas, 2 gulė lova. Šaldytuvas, vietos, viskas. Taip, nes Mantas turi pieno. Yra net kavos yra, virdulys. Ir tuoj pažiūrėsim, į ką mes turime vaizdą. Mantas jau bando prisikabinti prie kažko. Va, o, matosi mūsų baseinas, va ten. Va, šitas kupolas yra mūsų baseinas. Ir va tokį vaizdelį turim. Taip, einu parodyti vonę. Kiek nedaug reikia iki pilnos laimės, bet iš tikrųjų tai skūpas moka 2 kartus. Mes pataupėm pirmam kartui. Tai dabar susimokėjom dar kartelį. Bet sausa, švaru, fainai, smagu. Kol kas viskas gerai, galim iškvėpti.
porą valandų poilsio ir keliaujam į baseiną, nes šiandien pilna varžybų diena. Džonis su Virginija jau varžėsi, po to varžosi Arūnas iš Vilniaus, mama su treneriu Liucija iš Vilniaus ir po to jau aš. Tokie planai šiandien. Mes išeinam į baseiną ir dabar lyja. Nedavė tau? Ne, ten žmonių. Nedavė skėčio. Tai aš tai su striuke, o Mantas tai su maike. Šlapia. Bet aš tai kaip grybukas atrodo. Jau link baseinų. Jau link baseinų. Bet šiaip šilta, viskas tvarkoj, tik tiek, kad šlapia labai, balos tokios didelės ir tas lietus. Ne kažką, tai gerai, kad striukę turi, man tas atsisakė džemperio, bet būtų karštas su džemperiu. Tai vat, keliaujam į baseiną, laukia ilgas vakaras. Tai tiek, mūsų kambarys geras, viskas tvarkoj, man tas labai smagiai nusiprausė, sakė, viskas nuostabiai švaru ir panašiai, kiek nedaug reikia iki pilnos planės. Tai vat, viskas, mes pailsėjom, pagulėjom ir keliaujam žiūrėti ir dalyvauti varžybose. Naujienom prisijungiam po varžybų. Ką tik matėt šuolius? Taip. Ir kaip manot, kaip sekėsi? Nu tai jau vien iš mūsų fizionomijų, iš tavo fizionomijos. Taip, aš jau pasaulio bamba, kad turiu tokią nuostabią žmoną. Šiandien auksas. 30 balų daugiau negu antra vieta. Čia yra vienas cielas šuolis, vidutinis. Vidutinis šuolis. Taip. Bet šiandien buvo baisiau negu vakar. Vakar tai tokia kažkokia ramuma daugiau mažiau. O šiandien tai kojos drebai baisu. Šiurpuliukai per mano kūną. Jo, va taip ir buvo. Bet pirmą šuolį padariau ir iki 5 bijojau. O dabar eisime valgyti. 4:30, pirmas maistas abiejų. Nu, pusiau. Toks užkandukų buvo, bet aš tai sotus jaučiuosi, ką žinau, man gal tiesiog karšta. Einam valgyti, Vilniečiai irgi nuvėjo valgyti, apdovanojimai beveik už valandos, tai turėtumėm spėti. Turim laiko pavalgyti, apsidovanojame ir toliau planas yra važiuoti į miestą, į Chinatown. Nu va ir mūsų aukso nugalėtoja. 2 metrų springbordas, Indrė Remigija. Nu kodėl? Pagrindinė jos priešininkė, vokietė, Indrutė. Mes po varžybų, po apdovanojimo, po visko, Mantas mankštinasi. Nu man, aš pavargau biškį. Moterytės laukia. Važiuojam su taksu namo, pasidedam šmutkės, apsirengiam normalius rūbus ir važiuosim į miesto centrą. Iš principo pagrindas yra Chinatownas. Galbūt mes su Mantu nueisim iki Little India ir pabandysim pažiūrėti patį šviečiantį centrą. Bet čia yra nuostabus planas, o ten žiūrėsim, kaip seksis. Tai va, tikrai dar video nepabaigiam. Dar manau, kad bus daug įdomių gabaliukų, tokių visokių, gal pafilmuosim. Turėtų viskas gražiai šviesti, turėtų būti viskas labai smagu ir fainai. Tai va, tai toks planas, laukiam takso, beveik 10 minučių. Retai jie čia važiuoja, kažkaip vis ilgai, nu bet viskas tvarkoje, žaliuoja.
galas, aš irgi su žaliu treningu. Tai vat, tokios tokelis, nuotaikos geros, viskas tvarkoja, aukso medalis yra, pridėsiu nuotrauką, gražus, sunkus, tokie, medaliai, tai tas džiugu, rytoj laisva diena ir po to vėl šokinėjom. Išlindom į miestą. Tas plaukiojantis laivas, nors ten baseinas, bet atrodo kaip laivas. Važiuojam į Chinatowną. Išsikrauna telefonas, tai tik tai lašelį pafilmuosim Chinatowno, nes po to neturėsim kaip pargrįžti. Žinau. Va tai, va mes išėjom tokią vietą. Ir va taip viskas atrodo. Tai va, labai tikiuosi, kad neišgaiš telefonas, nenudrengs mašina manęs. Ir dar pavyks gražiai pargrįžti mum namo. Дракон. Kultoks. Pamaiva. Mes namuose. Labai va tiek mažai pafilmavom Chinatowne, nes kaip ir sakiau, man tas jungi šviesa. Nes kaip ir sakiau, pamiršom pakrauti telefoną. Atvažiavom su 15 ar ten 13%, o dar reikėjo navigacijos, dar reikėjo takso atgal, vienu žodžiu. Buvo per daug problemų, kad galėtumėm filmuoti, tai biški liūdna, bet bus proga atvažiuoti dar kartą tiek jum, tiek mum. Čiut pasidarėm turbūt vieną gal nuotrauką tik tai, ne? Porą video. Jo, ten lašelį pafotografavom, pafilmavom, tai būtinai pridėsiu. Čia jau matėt viską, jau pažiūrėjot. Tai vat ir pargrįžom namo, labai smagiai susitikom Vilniečių, sako, mes tai su autobusu atvažiavam. O, gerai, važiuojam ir mes namo su autobusu. Tai pusę kelio pavažiavam su 2-aukščiu autobusu, bet paprastu miestu. Vairuotojas labai fainas papuolė, sako, eikit, nieko nemokėkit, eikit greičiau namo. Tai važiavam dar nemokamai, palydėjom beveik iki viešbučio palydėjom mamą ir jau mūsų likusi kompanija Virginija ir palaikymo komanda Viera Bubulytės mūsų jau mirė, kad nebegali ir panašiai, tai išsikvietėm taksą ir pravažiavom namo. Tai vat, man tas jau guli pakritęs. Bamba išvertęs, aš irgi planuoju jau eiti ilsėtis, dabar po 11 turbūt, ne? Kiek pusę 11? Dabar 11 lygiai 11 valandų vakaro, tai dar taip vėlai nei kartą neėjom miegoti. Tai vat, apibendrinant varžybas. Visą dieną apibendrinant. Pirmos varžybos buvo Arūnos Maliuko, labai didžiuojamės, labai džiaugiamės. Pirmas Lietuvos neprofesionalus sportininkas, mėgėjas, kuris surinko programą ir pasiryžo, atvažiavo, vienu žodžiu, super, nuostabu. Tu filmavai ką nors? Jo šuolius. Tai va, tai irgi matėt, irgi pridėsim, džiaugiamės nuoširdžiai visa širdim ir dūšia. Po to dalyvavo mano mama ir trenerė Liucija. Mama užėmė 6 vietą, Liucija 3. Nuo 3 metrų šokinėjo, tai irgi viską matėt. Ir tada iš karto po to buvo mano varžybos, aš šiandien su auksu. Tai medaliai surinkti, kitos vietos
užtarnautos ir viskas gerai, rytoj visiems yra diena poilsio. Džanito rytoj iš ryto šokinėja 1 metrą, bet moteris ir Arūnas ilsis. Arūnas jau baigė savo pasirodymą pasaulio čempionate, mes dar ilsimės ir dar bus bokštas. Tai va, tai rytoj pamiegam iki Džono varžybų ir einam žiūrėti, o toliau planas pamatyti Singapūrą. Pažiūrėsim, ar jį mums pavyks įvykdyti, nes oras, pavyzdžiui, šiandieną lyjo, kaip matėt. Rytoj žada lietų, poryt žada lietų. Įsijungia televizorius, jis nori, kad mes jį žiūrėtumėm ir eitumėm miegoti. O aš jums dėkuoju, kad žiūrėjote mūsų video. Žinoma, pafollovinate kanalą, paspaudėte like, nes po to pamiršit, kad mes esame. Tai va, šiandien tiek, ačiū, kad žiūrėjot, ate!